Visą laiką skauda pilvą. Tiesiog tokia, mano kasdienybė. Pykina ir vėmi krauju, tai yra stipru. Miršta daug žmonių nuo šito. Aš patariu tokiam vaikui oficialiai šlykštėtis tėvais. Scientific Reports tyrime nustatytas stiprus ryšys tarp didelio cukraus suvartojimo ir depresijos. Taip, cukrų priklausomybė yra lygiai tokia pati kaip alkoholiui ir narkotikams. Saldikliai turi tamsiąją pusę, gali iššaukti šlapimtakių vėžį. 8 milijardai pasaulio žmonių, 1 milijardas serga nutukimu. Nutukimas yra liga. Oi, kokia slidi tema, kai mane įtins. Kai tu reguliariai kažką darai, kur žinai, kad tau nenaudinga ir nereikalinga, tai vadinasi, kad yra priklausomybė ar ne. Kaip tu žiūri į sulčių gėrimą? O Jėzus, kaip blogai. Labas, Živilė. Labas, Artur. Visų pirmiausia, tai noriu tau padėkoti, kad atvažiavai iš Kauno ir apsilankėjai mūsų laidoje. Nepatingėjai to 100 kilometrų atvažiuoti. Nu kur tau pas tave? Ir tu esi žurnalistė, rašytoja, galima sakyti, mitybos propaguotoja, sveikos mitybos propaguotoja. Taip. Esi parašiusi tokias 2 knygas kaip Viskas dėl angliavandenių ir nauja tavo knyga Maistas be kainos. Taip. Jos sulaukė didelio atgarsio, kaip tik dar prieš laidą kalbėjom, kad visi troleibusai buvo išklijuoti, žinai, viską. Dar pats skaičiau. Prieš, man atrodo, kelis metus pasirodė pirma tavo knyga. Prieš 3 metus. Prieš 3 metus. Tuo metu aš ją ir turėjau ir skaitinėjau. Ir man tiesiog įdomu, kas paskatino tave imtis šios temos. Būtent kodėl tu nusprendėjai kalbėti apie angliavandenius kaip mitybos tokį aspektą. Buvau galbūt nelabai didelis toksai burbuliukas, kaip galėtų žmonės, tarkim, įsivaizduoti, bet buvau ženkliai sunkesnė, tikrai kitoks žmogus buvau, tarkim, mano, pavyzdžiui, klasės auklėtoja manęs po 10 metų net pažino. Okay. Bet čia turbūt gal susideda ne tik tai svoris, bet ir galbūt ir pasitikėjimo savimi daugiau ir taip kaip žmogus galbūt labiau sužydėjau. Tai buvau burbuliukas, bet bandžiausi su tuo tvarkytis labai drastiškais visokiausiais būdais, kas buvo, tarkim, kada aš buvau paauglė, tai ten 90-ieji, žinai, mados tokios, nuogi pilvai, Britney Spears, Christina Aguilera, žinai, ir tokie, o kažkokiu tokiu patarimu, kurie būtų su mityba, tai tuo metu tikrai nebuvo. Buvo kas, mesgi net neturėjom tuo metu portalų, ar ne, kad skaityti, tai kažkokia geltonoji spauda, čia valgyk tą, daryk aną, žinai, svoris visą laiką jis taip migruoja, toksai kaip jojo efektas visada būdavo ir labai dėl to išgyvenau. Aš pradėjau domėtis ir supratau, kad viską, ką aš dariau, tai čia yra labai blogai, nes kalorijų deficitas, tai nėra, tu pats žinai, ta prasme, kuo puikiausiai, kad kalorijų deficitas nuolat, tarkim, tu jo negali išlaikyti, tai nėra tvaru, absoliučiai. Bet susipažinti su savo kūnu ir suprasti, kodėl, tarkim, ar ne, tas svoris, jisai va taip, kaip aš kaip akordeoną, žinai, išsiplečiu, susitraukiu tokia, žinai, ir tai vyksta per metus kokius, žinai, 3-4 kartus, ta prasme, tai čia yra tiesiog savęs eikvojimas, be abejo, ir atsirado visokie kiti fiziniai negalavimai, žinai, nes... O ką tu pajautei? Kokie buvo tie fiziniai negalavimai, kurie tave privertė kažkaip tai suprasti, kad kažką darai ne taip? Tai pirmiausia, aišku, skrandžio opa, žinai, buvo. Tai stipru jau, žinai, kai jau pykina ir vėmi krauju, tai yra stipru jau šitas dalykas. Tada šiaip realiai tiesiog išmokau susigyventi su pilvo skausmais. Ta prasme, tiesiog realiai. Visą laiką skauda pilvą. Jo, tiesiog tokia, mano kasdienybė, ar ne? Be abejo, ir dantis pradėjo gesti. Ta prasme, čia dėl to, kad viskas su virškinimu ar nesusiję, jėgų absoliutus neturėjimas visada, žinai. Ir tada psichologiškai, žinai, nes su, kaip pasakyti, kai aš sakau, su galva, žinai, susitvarkyti buvo labai labai sunku, žinai, nes tu savim nusivili nuolatos, tada emocinis valgymas užpuola, žinai, kad aš tiesiog neturėjau, nežinau, kokių įrankių galima pasimti tokių sveikų ir kažkaip siekti savo tikslą, tarkim, ar nesusitvarkyti, susikontroliuoti su šito dalyku. Šiaip džiugu, kad tu pasirinkai pasidalinti su žmonėm apie mitybą tą paprastą kalbą ir turbūt tas yra svarbu suprasti, kad tu iš savo išgyvenimų toj knygoje šiek tiek rašai, kaip tu pati visą tą kelią praėjai, kaip ir girdėjom, ir sveikatos problemų turėjai ir tikrai nelinkėčiau mūsų žiūrovams to patirti ir nustoti vadovautis tom geltonos spaudos dietom. Ir tu knygoje kalbi apie sąmoningą mitybą. Gal gali paprastai žodžiais trumpai paaiškinti, ką tu turi omeny, kas yra tavo suvokimu sąmoninga mityba? Tai yra labai protingas vidurys, žinai, kraštutinumų jų kaip ir nereikia, ne? Tai sąmoninga mityba, tai suvokimas,
kiek man reikia, vat, pavyzdžiui, maisto per dieną, šiaip pagalvoti tiesiog, ar ne, nu, kad pusryčiai, tarkim, pietos vakarienė, ne, tai ir bandyti tą ir išlaikyti, tai reguliarumą, ar ne, tai yra sąmoninga mityba, kad valgis man yra kasdien yra labai svarbu, aš negaliu išsibadauti, ar ne, dėl to, kad jeigu išsibadausiu, aš persivalgysiu. Čia yra tokie užkoduoti dalykai, ne, tam, kad kūnas turėtų pakankamai energijos, gautų makro ir mikroelementų tiek, kiek reikia, žinai. Dar aišku, reikia pagalvoti apie save asmeniškai, žinai, jeigu aš, pavyzdžiui, daug sportuoju, ar ne, tai mano atitinkama vėl mityba yra kita. Bet jeigu taip žiūrint bendrą tokį vidurkį, nes aš knygoje vis vieną taikau žmogui, kuris galbūt mažiau juda, nu, nes vis vieną, jeigu procentiškai pasižiūrėjus, tarkim, Lietuvoje, didėja fizinis aktyvumas, bet jis nėra toksai, nu, kaip masinis, tarkim, nevadinkime taip. Tada sąmoninga mityba, tai suvokimas, kada iš tikrųjų aš esu fiziškai alkana, turėčiau būti fiziškai alkana, o kada ne. Tai vadinasi, kada tas apetitas sukyla, ne, tarkim, ar jis yra logiškas ar nelogiškas, žinai. O kai tu sakai be fanatizmo, be kraštutinumų, žmonės dažnai, kuomet kalba apie angliavandenius, ir šiandien tu pas mus esi angliavandenių, viskas apie angliavandenius, angliavandenių ekspertė, Živilė angliavandenių ekspertė. Kai jie kalba apie angliavandenius, jie dažniausiai skirsto geri, blogi. Kaip tu juos skirstytum, ar iš viso yra protinga skirstyti angliavandenius į tas dvi kategorijas? Aš manau, kad tą maistą, kurį mes kasdieną valgom, tarkim, mums jis patinka, ar ne, tai mes turime visieną daugmaž žinoti, kas jame yra, ar ne, tai tarkim, tai geri, jeigu taip jau imtume tais absoliučiais, ne, terminais, geri, blogi angliavandeniai. Tai reikia žiūrėti, koks yra glikeminis indeksas yra to paties, va, tarkim, produkto. Jeigu tu mėgsti kažkokias, pavyzdžiui, kruopas kaip garnyrų, ar ne, tu pasižiūrėk. Kaip greitai sukelia jisai cukrų kraujyje. Tai glikeminis indeksas vat, būtent ir parodo, kaip tas maistas, kaip reaguoja mūsų į tai organizmas, ar ne? Tai tie, kurie yra virš 50, ar ne, glikeminis indeksas, ir galima pasitikrinti greitai. Tiesiog suveskim PVZ, tarkim, ryžiai ir GI, ne? Tarkim, visi turi mobiliuosius telefonus ir pasižiūrėti, kaip staigiai jie sukelia, tarkim, gliukozę kraujyje, ar ne? Ir tada tu sprendi, nes vat, iki 50-55 yra viskas okei, ta prasme, viskas fainai. Gali vartoti juos, bet kas virš, tai jau reiškia, kad na, mes jau sukelsim gliukozę kraujyje stipriai, čia jau taip pereinu prie tokių kaip ir terminų, bet vadinasi, kad ir greitai išalksime po to, tikėtina, ir tada kad sukels insuliną kraujyje, insulinas ką daro, tai yra toks mūsų kūne kaupikas atsargų, ar ne, tai vat jisai blokuoja kitų hormonų dažniausiai poveikį, tai vadinasi alkio hormono, nes mūsų kūnas jisai moka, yra homeostazės palaikymas, vadinamasis, tai yra balanso palaikymas, tai jisai tiesiog moka reguliuoti, bet kada mes per daug, sudėtyje yra per daug tų vadinamų greitųjų angliavandenių, kurie ir iškelia gliukozę, tai va tada jau yra problemas. Mes negalim sukontroliuoti apetito, mes norime nuolat valgyti, tada ir energija krenta ir taip toliau. Tai va blogi angliavandeniai būtent ir yra tie, kuriuos aš vadinu blogaisiais, nors neturėtume, nu, taip jau išsireikšti, vadinkime taip. Bet, žodžiu, jie daro mums meškos paslaugą dažnai. Tai va tiesiog tas maistas, kurį tu valgai kasdien ir kas tau patinka, tiesiog pasidomėk, koks yra glikeminis indeksas. Nuovargis, sunkumas pilve, o gal tiesiog trūksta lengvumo kasdienybėje? Jei taip, tai ženklas, kad jūsų organizmas prašo organizmo atstatymo. Tai vienas iš tokių produktų – maisto papildas S-Detox. Tai 6 dienų organizmo atstatymo programa, kuri ne tik padeda pašalinti skysčių perteklių, bet ir sumažina pilvo sunkumo jausmą, suteikia energijos bei atgaivina organizmą. Tik viena dozė, vos 50 ml per dieną ir jūs jaučiatės tarsi naujai gimę. Ir taip, tai ne tik veiksminga, bet ir malonu. S-Detox turi švelnų uogų skonį, kuris vartojimą paverčia tikrų malonumu. Neatidėliokite, ar tai buvo sunkios ir valgingos šventės, ar koks gimtadienis, dabar aplankykite mano vaistinė.lt ir išbandykite S-Detox jau šiandien. O mes grįžtam atgal į laidą. Galim paponuoti vienas kitam. Gerai, laukiu. Okay, kad būtų ir žiūrovams įdomiau. Įsivaizduokime, kad aš esu aktyvus žmogus, kaip ir tu sakėjai, ir mano dienos aktyvumas yra didesnis, aš daug vaikštau, sportuoju ir panašiai. Ar man vienodai reikia žiūrėti glikeminį indeksą kaip žmogui, kuris, pavyzdžiui, nėra aktyvus ir visą dieną praleidžia sėdėdamas? Ne, va būtent, kad ne. Tavo yra visai kita situacija. Ir aš savo galėčiau taikyti lygiai taip pat, nes aš daug sportuoju, 5 kartus per savaitę stipriai ir taip toliau.
ir stengiuosi būti fiziškai aktyvi, gal ne tik, kad stengiuosi, bet man patinka būti fiziškai aktyviai. Tai va, bet tau yra visai kiti reikalavimai, nes tavo raumenų atsistatymui yra visai kiti reikalavimai, tai angliavandeniai dalyvauja ir atsistatyme stipriai sportuojančių žmonių. Bet vėlgi, sugrįžkime prie didžiosios dalies populiacijos, tai tikrai to nėra. Ir mes dar galbūt iš miestų, kai esam, tai taip kažkaip savo socialiniuose burbuluose gyvename ir rodos visi žmonės aplinkui kaip visai neblogai tvarkos, ta prasme, viskas yra tvarkoj. Bet pasižiūrėjus, tarkim, į regionus, ar ne, tarkim, tai žmonės jau yra visai kitaip gyvena, visai kitoje aplinkoje. Ir taip, žinai, aš noriu, kad turbūt tai didžiai mano yra tikslas, mano tokia misija, kad tai didžiai Lietuvos daliai kažkaip stengtis ir ištransliuoti tą žinutę, kad jiems tikrai reikia pasižiūrėti. Kai mes kalbam, žmonės, čia reikia visą laiką atskirti dėl to, kad ypatingai girdi žmonės, jie kartais nesupranta, pavyzdžiui, kiek to sporto yra sportas. Taip. Ir kiek tas aktyvumas yra aktyvumas. Taip. Ir dažnai būna net tie, kurie sportuoja ir daug sportuoja. Čia ypač galbūt galima merginom taikyti, nes jos pradeda labai intensyviai sportuoti ir labai sumažina mitybą, nes galvoja, kad pasieks greitesnius rezultatus, atsisako tų greitų angliavandenių, taip toliau, tada jaučiasi blogai, energijos nėra. Taip. Ir vat būtent kodėl aš uždaviau šitą klausimą, nes čia ir noriu atskirti, kad mes kalbame apie žmonės, kurie nėra aktyvūs, jiem glikeminis indeksas svarbus. Tie žmonės, Taip. kurie yra aktyvūs, jiems galbūt nėra jisai toks svarbus, ypač jeigu jie to angliavandenius ten, kad ir tą cukrų gryną valgys per treniruotę, jiem tai nepakenks dėl to, kad jie sunaudoja visą tai. Tai va čia ir būtent reikia atskirti šitas kategorijas. Taip, tai va būtent aš apie tai kalbu, bet vėlgi, žinai, netgi ir sportuojančiam žmogui, jeigu šiaip pagalvoju, žinai, tarkim, apie energijos tvarumą ir jos palaikymą, tai mažesnė šiek tiek glikeminio indekso angliavandeniai, tarkim, ar net, tai jie ilgiau palaiko tą energiją, aš pati ant savęs jaučiu, žinai, nes jeigu aš, pavyzdžiui, valgyčiau cukrų, žinai, būtų visai kitas poveikis. Tarkim, žinai, vyrams vėlgi yra, arba moterims, kurios nori, pavyzdžiui, tarkim, sėdynės didesnės, ar ne? Sėdynės, tai yra gražus žodis. Gražiai pavadinau, ne? Tai yra raumens auginimas, ne? Tai čia yra visai dar kitos programos, žinai, vyrams irgi reikia raumenį auginti, tarkim, tai čia yra dar vis, bet jeigu, tarkim, šiaip fizinis aktyvumas tiesiog, kad tu nori raumenų tonuso, nori jo apimties, bet tiesiog va, taip kaip dievulis tau davė, tai vėlgi žemesnio glikeminio indekso palaiko labai tikrai neblogą energijos lygį, nėra to tokio nuopolio, vadinkime, greito, žinai, ir tau treniruoti tikrai pakaks, ta prasme, tos energijos grinai iš savęs, ką suvalgy, jeigu tai yra tiesiog ne didelis tikslai, kad auginti, tarkim, tą raumenį, žinai, to bodybuildingų užsiminėti, vadinkime. Bet čia, žinai, labai gerai žmonės gali ant savęs pastebėti. Kai met prisivalgot kažko tai labai daug saldaus, greitų tų angliavandenių, pažiūrėkit, per kiek laiko paima miegas, pavyzdžiui, pradedi žiovauti, pasidaro sunku, norisi prigulti ir taip toliau, tai čia puikus indikatorius, kaip mityba veikia mūsų nuotaiką. Tai va tiesiog, kaip ir tu sakei, man sąmoningumas irgi yra su tuo, kad žiūrėti savęs, kaip tu jautiesi pavalgęs. Ir jeigu tu jautiesi pavalgęs blogai, apsunkęs, tau reiškia netinka. Tu žiūrėk, kaip maitintis tau. Ir čia aš noriu pereiti prie to klausimo, kad, žinai, daugelis įvairių specialistų vadovaujasi tokia populiaria nuomonė, nori išbraukti iš mitybos angliavandenius. Ne. Kaip tu žiūri į tuos mitybos planus, kur bandoma atsisakyti angliavandenių mityboje ir skatina valgyti daugiau baltymų, kas dabar labai populiaru. Baltymai labai svarbu, labai geras marketingas. Žinai, parduotuvėje užėjus į bet kokią parduotuvę, tu matai protein. Jo, ir dar kiek pridėtinių visokių nesąmonių. Bet nežinai, ten nesvarbu. Svarbu, kad protein užrašyta. Tai tos keto mitybos, žinai, ten taip toliau. Kaip tu žiūri į tą angliavandenių išbraukimą arba visišką mažinimą ten iki pat minimumo mityboje? Tai yra netvaru. Aš žiūriu tai, kad, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrime į mitybą bendraja prasme, man rodos, kad reikia jos siekti tokios, kad tu gali visą gyvenimą, tiesiog tai yra tavo gyvenimo būdo dalis, ar ne, tarkim, mityba. Taip, kaip tu maitiniesi. Ar tu nejaugi ketini po 10 metų maitintis kažkaip kitaip. Bet, nekeisti drastiškai, tu žinai, kas tau tinka, ar ne, tai vat vis viena, jeigu taip žiūrint pagal
tyrimus ir sveikatą, ar ne, tai tarkim, tai reikia nekankinto savo organizmo, o jį palaikyti, tai rasti, vadinkime, tą sveiką mitybą, kurios tu galėsi laikytis, įprasti prie jos visą gyvenimą. Tai va čia yra, o ką tu pakalbėjai, žinai, apie tai, kad ten daugiau baltymų, tada tenais keto, arba apskritai jau drastiškai mažinti angliavandenius. Na, tai nėra tvaru. Aš nepažįstu nei vieno žmogus, kuris galėtų pasakyti, kad taip galiu gyventi visą gyvenimą, nes ilgainiui visiems pradės kažko trūkti. Kažkas rasis kažkokie kiti, per kitas pusės, ne, atsiras kažkokių problemų, vadinkime taip, kažkokių nesklandumų gyvenime. Tai aš už tai, kad yra tas gražus vidurys, stengtis rasti tą vidurį. Ačiū tau, kad skiri savo laiką šiam pokalbiui. Parašyk komentaruose, jeigu radai kažką artimo savo šioje laidoje. O jei patinka tai, ką girdi, prisijung prie mūsų bendruomenės, paspausdamas mygtuką prenumeruoti. Įprasmink savo brangų laiką kiekvieną savaitę su šiomis naudingomis laidomis. O mes grįžtame atgal į pokalbį. Dar vienas iš dalykų, ką labai dažnai girdžiu mitybos specialistų, tai valgyti 3 kartus ir dar užkandžiauti. Tai iš viso 6 kartai per dieną. Valgyti ir užkandžiauti. Tokia rekomendacija. O tai nėra tavo požiūrį toks biški kelias į persivalgymą? Tai faktas, ta prasme, žiūrėk, mes norim gyventi patogiai. Tai pirmas dalykas. Tai mes jau prieš tai kalbėjome, kad sverti viską... Nepatogu. Nepatogu. Atmetimas. Taip, tai tada tokiu atveju žmogus tikrai persivalgys. Nes ką tu ten pamatuosi per tos snekinimus. Žmonės, kai snekina, dažniausiai net nežiūri, ką jie daro. Taip. Jie, žinai, telefoną Taigi kažką ten maišiuką riešutų tik tai. Jo. Taigi tik džiovintų vaisių biški. Ir klausimas, ar tau iš tikro to reikia, žinai? Sakė, kad reikia. Tai va, tai čia man toks yra irgi nonsensas, kur aš iš tikrųjų, man tiesiog, tai doesn't make sense, nėra prasmė, nėra logikos tame, kad kūnas jisai kažkada virškina, kažkada neturi nevirškinti, tai čia yra tiesiog elementarūs paprasti dalykai, pusryčiai, pietus, vakarienė. Bet čia daugiau turbūt naujas kažkoks trendas iš... Neva, kad neperalktų žmogus, žinai. Taip, bet, žinai, kad nejaustų niekada alkio. Bet žinai. Tu turi jaustis, yra normalus, tai yra būtent, kad tavo signalas, būtent yra leptinas, grelinas, skrandyje, tarkim, grelinas yra tas hormonas, kuris ir pasako, kad mes esame alkani. Tai yra normalus veikimas. O tai kaip turėtų tada atrodyti mityba dienos eigoje, kad su tais hormonais įvyktų normalus balansas? Tu sakai 3 kartus. Taip. Gerai, bet jeigu žmogui, pavyzdžiui, jisai, tarkim, valgo 9 ryto, 3 ir 9, kaip pavyzdys, ir jis išalksta ties 1 valandą, ką jam daryti? Kentėti? Koks yra signalas, kad... Signalas, kad nepavalgai taip, kaip turėtum pavalgyti. Aha, turėtum šitas valandas iškentėti. Aš manau, kad taip. Nes, tarkim, pavyzdžiui, pavyzdys, ar ne? Kaip tu jautiesi ryte, pavyzdžiui, suvalgęs kiaušinių su, tarkim, daržovėmis ir kaip tavo apetitas bus, kaip su apetitu, ar tu sulauksi normaliai pietų be diskomforto, jeigu, pavyzdžiui, valgysi avižinę košę. Jinai atrodytų, kad sočiau, bet nuo jos krenta greitai, labai greitai krenta, žinok, irgi gliukozė kraujyje. Tiesiog, nes glikeminis indeksas aukštas, pukšt, ir viskas krenta. Ir tada tu nori jau valgyti. Ir mes nuolat turim tų diskusijų su žmonėm, kad aš paklausiu, tiesiog paeksperimentuokit, pasižiūrėkit, koks yra pojūtis. Suvalgęs kiaušinio, tu ilgai būsi labai sotus. Iš tikrųjų. Nes ten yra riebalas. Riebalas, baltymas, jeigu šalia daržovės, ką skatinu skaidulos, angliavandeniai, visko, ko tau reikia. Ir tas sotumo jausmas yra labai tai ilgas. Derinys visų makroelementų yra kur kas geriau, negu tiesiog, pavyzdžiui, bet jeigu į tą pačią avižinę košę aš įdėsiu, pavyzdžiui, riešutų sviesto ar kokio sėmenų aliejaus ar dar kažko. Riebalas jisai patvirtins, tau šiek tiek sutvirtins tą sotumo jausmą, be abejo, kokią dar avižinę košę tu valgai, žinai, ar tu pats ją verdėsi, ar tu iš apdirtų avižų darai, žinai, tas greitasios košės, žinai, čia lygiai tas pats, kas mes kalbėkime apie kvietį ir kalbėkime apie kvietinius miltus, žinai. Tai čia yra visiškai vėl kitas poveikis mūsų organizmui, žinai, mūsų kraujyje, gliukozijai. Tai pagalvoti tiesiog reikia apie tą lėkštės sudėtį ir vadinasi, jeigu tu valgai ten 9, kaip sakai, 3, 9, 9, man atrodo, labai vėlu.
Gal žmogus eina 12 miegoti. Tarkim, tai okei, viskas tvarkoja, tarkim. Tai vadinasi, kad turi pasirūpinti, kad to pusryčiai ir būtų atitinkami taip, kad tu jaustumėsi. Kad aš 6 valandas išlaikyčiau. Taip. Žodžiu, tikslas yra turbūt žinutę nusių žmonėm, kad nereikia užkandžiauti, kad tai nėra būtinybė. Aš manau, kad tai yra atėję iš sporto pasaulio, kur būdavo, bet vėlgi ten galima pateisinti. Taip, nes reikia daugiau suvartoti. Sporte buvau, tai žinau, kad tenai yra apskaičiuotos kalorijos ir kai tu turi ten 4000 kalorijų, tu paskirstai jas per dieną, nes skrandį tiesiog netelpa tiek, kiek tau reikia suvalgyti. Todėl tada atsiranda užkandžiavimai, nes tu tiesiog nesuvalgysi tenai vienu prisidimu 1500-2000 kalorijų, žinai. Ir atsiranda užkandžiavimai tam, kad papildyti tom kalorijom kūną, bet dėl to, kad tu aiškiai žinai, kiek tu valgai per pusryčius, per užkandį, per pietų. Jeigu tu užkandžiauji iš akies ir ką aš dažnai girdžiu, žinai, tai aš ten saldainį, tai aš ten džiovintų vaisių. Dar pamiršta, kiek dar suvalgai. Tai net nemato. Žinai, kur, tipo, aš nieko nevalgiau, bet... Arbatos su cukrum. Bet, žinai, ten gimtadienis buvo, ten Onutė atsinešė torto. Tai pieški ten gabaliuką, kas ten cheesecake-as, 600 kalorijų. Dieve mano, tai ir dar latė išgėriau. Žinai, tai tada apie šitus dalykus mes pamirštam. Gyvenimas pilnas pagundų, o ypač saldumynams, net laidos metu. Nenorėdamas vartoti daug cukraus, visada renkuosi alternatyvą – proteino batonėlius. Taip aš ne tik mėgauju saldumu ir desertu, bet gaunu reikiamų baltymų net 20 gramų iš vieno batonėlio. Beje, jie tinkami po ir prieš treniruotę, kelionėse, kaip saldus skanėstas po vakarienės. Juk kartais vakare taip norisi kažko saldaus. O skonių, tai matot patys, išsirinks kiekvienas. Gerai. Pasistiprinau, padedu į šoną ir grįžtam atgal į pokalbį. Aš žinai dar vieną tokį tyrimą, visiškai naują. Čia šiandienos tyrimas. Pasipildžiau mūsų pokalbį šiandien ryte. Įdomu. Ir naujame žurnale Scientific Reports paskelbdame tyrime nustatytas stiprus ryšys tarp didelio cukraus suvartojimo ir depresijos. Taip. Rezultatai kelia nerimą. 5 metus stebėjo daugiau nei 8000 suaugusiųjų. Tyrėjai nustatė, kad vyrai, kurie per dieną suvartoja daugiau negu 67 gramus gryno cukraus, 23% dažniau susirgo depresija, palyginti su tais, kurie suvalgė mažiau nei 40 gramų cukraus. Kas įdomu, tai reiškia, kad valgant 40 ir mažiau gramų rizikos nėra, o 67 ir daugiau rizika yra. Okay. Tai vat man klausimas tau. Kaip dėl to cukraus vartojimo, nes cukrus jis yra visur. Ta prasme, realiai ta pati net kokia nors super sveikuoliška duona, joje bus biški cukraus įdėta, žinai. Tenai tie patys kokie nors burokėliai, ten bus cukraus įdėta. Cukrus yra visur, žinai, ir čia jau turi būti visiškas fanatikas, kad save reguliuot, jisai bus mityboje. Bet yra šalia cukraus dar agavos sirupas, klevų sirupas, kas ten dar, visokie ten ksantan, žodžiu, daug visokių cukraus pakaitalų ir yra saldiklis. Taip. Tai dabar ką vartot, ko nevartot, o jeigu vartot, tai kokius kiekiais. Nes čia debatais tarp saldiklių, kurie turi 0 kalorijų, cukrus, medus, medus, taigi čia iš vis ne cukrus, čiagi sveika, medaus kiek nori gali valgyti. Tai kaip tu visą tai žiūri? Ką tada daryti žmogui? Nes saldintis gyvenimą visi nori. Ir kaip ir mes kalbėjom, sąmoninga mityba tai yra neatsisakinėti, nes mes gyvenimo nepakeisim. Saldumą vis tiek norėsis. Kaip elgtis? Oi, tai tavo išvardinti, tarkim, tie natūraliai išgaunami cukrai, tarkim, ar net tas saldumas, tai yra stalo cukrus, klevų sirupas, agavos sirupas, medus. Na, tai yra cukrus, ta prasme, bet kuriuo atveju ir dar sudėtis yra skirtinga, ar ne? Tai tarkim, stalo cukraus yra 50/50, yra fruktozės ir sachrozės, ne? Tai tuo tarpu, pavyzdžiui, koks klevų sirupas, ar tai agavos sirupas, ar tai medus, tai yra grina fruktozė jau. Tai vis kažkaip buvo tokia irgi legenda, kad fruktozė, čia vaisius galima valgyti irgi pilna burna, čia, žodžiu, yra wow. Tiesiog vaistas, ar ne? Gali būti vaistas, jeigu yra čiučiuts. Bet jeigu tu valgai ten, nežinau, kilogramą suvalgai su vienu prisėdimu trešniu, tai nežinau, o fruktozė yra toks irgi keistas dalykėlis, ko anksčiau nebuvo apie tai kalbama, bet dabar pagaliau yra kalbama, kad mūsų kūnas tai jis nepriema to kaip cukraus, tarkim, kaip sacharozė, nes sacharozė tiesiai energija eina, ta prasme viskas yra okei.
Fruktozė tai tokia ne visai atpažįstama dar mūsų kūno yra, nes mūsų nėra tiek kūnas į tai, kad fruktozė, jinai daugiau eina tiesiai į kepenis ir riebina kepenis iš tikrųjų. Kūnas tiek energijos iš fruktozės net negauna. Tai vėlgi pagalvokime apie tuos pasaldinimus, sveikuosius pasaldinimus. Sveika, kai ten trupučiuką, ten šaukštelis ir taip toliau. Dabar apie saldiklius. Čia irgi yra tokia, irgi ta slidi tema, ačiū Dievui, kad jau maisto pramonės spartamus visus numetė šalin, nes tai yra tikrai kancerogenai, stiprus kancerogenai. Kame yra situacija dabar su saldikliais? Mūsų kūnas irgi ne visai atpažįsta juos, ar ne? Dėl to jie dažniausiai yra iš kūno išvaromi, kaip įėjo, taip išeina su šlapimu. Dažniausiai išeina visi saldikliai. Ir jie išeina savo saldumo formą iš tikrųjų. Jie saldus ir išeina. Tai vadinasi, kad keičia mūsų šlapimtakių pH. Ir tai yra atsiranda bakterijų, kurios irgi tyrimai rodo, prisideda prie šlapimtakių vėžio susidarimo. Tai irgi dažnai vartoti negalima. Dabar kokius vartoti, ką aš galėčiau, tarkim, patarti, ką aš pati vartoju, tarkim. Tai stevija, kai noriu saldaus, tarkim, ar ne, tai su stevija kažką vartoju. Kartoka biški. Irgi priklauso kokia. Atrast gali iš tikrųjų. Jo, jeigu ekstraktai tai yra kartu, bet yra vien tokia Tokia net pošlikščio skonio turi, žinai, saldu, bet pošlikščio skonio. Visi saldikliai turės trumpą saldumą. Jisai burnoje toksai ir viskas, ir dingo, ar ne? Cukrus lyg lieka, žinai. O ten toks trumpas, toks atrodo tik gomurį, šiek tiek saldumo ir dingsta. Tai tu labiau demonizuoji cukrų šitoje vietoje kaip produktą, kurį naudoti. Mes iš jo nieko negaunam, absoliučiai, supranti. Tai jeigu mes iš jo nieko negaunam, tai gal tada saldiklį geriau naudoti tą pačią steviją kiekvieną dieną vietoj to cukraus, iš kurio mes nieko negaunam. Kasdieną vėlgi, negaliu taip sakyti, žinai, aš jaučiuosi tikrai negerai taip sakydama, ta prasme, kad kasdieną dėl to, kad, kaip ir minėjau, saldikliai turi ir savo tą tokią tamsiąją pusę, nepaisant to, kad nesukelia insulino, bet yra tamsioji pusė ta, kad pirmas dalykas, kad, kaip minėjau, kad gali šaukt, pavyzdžiui, šlapimtakių vėžį, tarkim, ar ne, norėtųsi visieną apsisaugoti, tai riboti jau reikėtų mąstyti. Dar be viso to, tai yra apie žarnyno bakterijas galima šnekėti ir su saldikliu. Svarbu. Jo, nes saldikliai visgi ir naikina kai kurias gerasias bakterijas arba paskatina tokių nepalankių bakterijų tam tikrai irgi augimą pilve. Dėl to, pavyzdžiui, daug kas irgi pastebi, kad vartojant saldiklius pučia pilvą, tarkim, ar ne? Padauginus taip. Nu va. Net yra įspėjimas, man atrodo, ant kramtomų gumų, ant proteino batonėlių, kad gali pūsti pilvą. Taip. Tai va, tai vėlgi, bet žinai, mes dabar kalbėkime apie tai, kad apie apskritai norą saldumo, gal geriau būtų teisingiausia taip šnekėti, man rodos. Kad saldumas yra universalus visiems, visi jo nori. Ta prasme, dėl čia ir jeigu mes kaip apie žmonijos vystymąsi, žinai, tai pašnekėtume, tarkime, evoliucionavimąsi. Tai tas saldumas jisai būdavo iš ko? Dažniausiai iš vaisių ar ten medaus, šakniavaisiai galbūt kažką ten į tą pusę, ar ne, tarkim, šiaip žiūrėti. Tai vaisiai kiek? 2 kartus per metus kažkur pietuose yra. Pas mus tai kas? Bulvės. Arba obuoliukai, žinai, žieminiai, kur Rusijai gerai laikosi, žinai. Dažnai, tu kai sakai čia nuo antikinių laikų, tai Ieva yra domas. Kas? Obuolys. Supranti, visada saldumo norėjosi. Taip, tai norėjosi to saldumo, bet supranti, kaip yra, kiek to saldumo norisi. Ir kiek, žinai, aš kalbu apie priklausomybę. Čia man yra tas toksai, aš vidu negaliu nei sutikti su tavimi, nei tau per daug prieštarauti, žinai, bet kad norisi saldumo, jo norisi, bet žinai, jeigu mes kalbam apie problemą, o problema yra dažniausiai yra priklausomybė, tam norui saldumui, tai gal reikėtų bent jau mažinti kažkiek, ne kasdieną valgyti. Čia kaip su rūkimu, turbūt jeigu statytume ant tos pačios lentynos rūkimą, nes ir jam tokia priklausomybė, tai tiesiog, kai metam rūkyti, tai bandom mažinti arba atsisakyti, tai čia ir lygiai tas pats. Jo, žinai, tai va, bet tai yra, bet supranti, visi mes sutarėm, kad rūkimas kenkia sveikatai ir tokios tolerancijos žmonių nėra. Tuo tarpu, kas liečia, pavyzdžiui,
cukraus vartojimą ir tų saldumynų vartojimą, tai yra tiesiog raginama ir skatinama, labai labai sunku iš viso, žinai, apie tai, pavyzdžiui, pamiršti, žinai, kad, tarkim, pavyzdžiui, aš jeigu esu kelyje ir norėčiau sukontroliuoti savo priklausomybę cukrui, tarkim, vartoti jo mažiau, na tai trigeriai tai nebūtinai yra parduotuvės, aš galiu parduotuvę neiti, ar ne, aš galiu užsisakyti internetu maisto, kokio aš noriu, tarkim, arba galiausiai valgyti, net ir restoranuose gali labai, labai, labai fainai valgyti, bet kai, žinai, pavalgai ir tau visą laiką yra ką desertui, arba neša meniu iš karto desertų, nu labai sunku, supranti, yra. Tai čia, bet, žinai, tu žmonių aplinkos nesukontroliuosi tos tolimos aplinkos, prasme, nu čia taip yra, žinai. Bet kaip, pavyzdžiui, šeimos nariai nesupranta, kolegos nesupranta. Čia yra peilis, žinai, šitoje vietoje. Tai vat, ir dėl to ir norisi kasdieną to saldaus, dėl to, kad, nu, nėra žmonių supratimo, kad tu turi bėdą, nes kai tu reguliariai kažką darai, kur žinai, kad tau nenaudinga ir nereikalinga, tai vadinasi, kad yra priklausomybė ar ne. Čia turbūt, žinai, svarbu pabrėžti tai, kad galima ir reikia mitybą dėti į tą pačią kategoriją kaip alkoholis ir rūkimas, kur žmonės kalba apie tai, žinai, kad aš metu gerti, tai aš negersiu chebra. Taip, ir niekas nepasakys, kad tu durnas, gal koks tai kas tau yra. Būdavo 30 metų atgal, 20 metų atgal, dar kai aš buvau jaunas, aš pamenu, tai ką tu čia ne prie chebros, žinai, taip. Dar kažkaip tai su panieka tokia žiūrėjo, kad taip. Tu nevartoji alkoholio. Dabar jau tampa normalu ir netgi gerbtina. Taip. Sako, o žiūrėk, jis nevartoja alkoholio. Taip, blaivi vasara, visos iniciatyvos labai fainai. Jau dabar tai pasikeitė, žinai, su rūkimu tuo labiau. Rūkimą iš viso daug kas dabar pasižiūrėsi, net kompanijoje būna 1 iš 10 rūko, 9 nerūko. Taip, pasikeitė taip, viskas kardinaliai. Tai tos tvarkos įvedimas, kad kavinėse nerūkoma, tos cigaretės dabar yra iš viso ten paslėptos po plevelėm ir panašiai spintelėse. Tai gal ir su mityba, žinai, tie mūsų pokalbiai ir kažkokie tai vyriausybės sprendimai, jie prives prie tam tikrų pokyčių. Nes čia ir labai turbūt svarbu pakalbėti apie tą nutukimą, ką tu ir sakėjai, iš to, kad tai yra liga. Ir man toksai, žinai, susidaro įspūdis, kad mes apie mitybą ir bijom kalbėti, bet tuo pačiu paskutinė statistika yra 1 iš 8, tai yra 8 milijardai pasaulio žmonių, 1 milijardas serga nutukimu. Nutukimas yra liga. Kad žmonės suprastų, kas tai yra liga, tai reiškia, kad tiem žmonėm reikalingas gydymas. Taip. Gydymas širdies ligoms, diabetui, kraujagyslėms ir kitiem dalykam. Tai reiškia, kad jie iš valstybės pinigų gauna kompensaciją diabeto vaistams, cholesterolio vaistams. Ir tai yra lėtiniai ligoniai, tarsi geriau nebus. Jo, jiems geriau nebus, jie visą laiką tai gers ir vartos iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigų. Taip. Tai taip išeina, kad žmogus, kuris nusprendęs tą daryti, realiai aš iš savo sumokėtų mokesčių jį gydau, tik dėl to, kad jisai negali sustoti valgyti ir negali priimti sprendimų keisti savo mitybą. Ar iš viso tu sutinki ir kaip šitą galima pradėti žmonėm kažkaip tai įvedinėti į jų mintis, kad jie suvoktų per šitą prizmę? Tai žinoma, kad sutinku. Ir čia bus, žinai... Aš jau tik manau, kad ir ant manęs čia bus dabar. Bet žiūrėk. Jo, aš, žinai, jeigu mes kalbam apie estetiką, kad man čia patinka va taip va ir viskas, tai yra fainai, viskas tvarkoja, tu, žinai, gali išmokti rankomis vaikščioti. Tai galbūt tau yra okei, žinai, nu, tipo, bet valstybinių lygmenių be abejo mes turime daugiau tų žmonių ir kai tik vyresnio amžius sulaukia šiek tiek vyresnio, jau prasideda šitos problemos, tai aš sutinku su tuo, kad apkrova yra labai didžiulė yra sveikatos sistemos, būtent grinai tiesiogiai susijęs su mitybos tema, žinai, ir ką galima daryti, tarkim, aš dabar nežinau, kiek nuėjo, čia dabar buvo patvirtinti nauji mokesčiai, buvo manoma apie cukraus mokestį, buvo įvedę. Nu va, tai jau čia yra, žinai, kaip akcizavimas dalykų, tai yra vadinasi, kad žalos suteikia daugiau negu naudos, tai tada tipo žmonės pirkdami produktą susimoka, žinai, kaip ir cigaretės, tarkim, ar ne, tu perki cigaretės, jas vis kelia, tarkim, žinai, kainas, akcizą, tai dėl to, kad, tipo, tai yra pamatuojama versus, žinai, žalos naudos, tarkim, ar ne, principų iš principų. Kad tie pinigai nueis gydymui. Taip, va būtent. Tai jau čia jau yra tam tikras momentas ir dažniausiai žmonės sena, kada finansiškai šiek tiek per finansus tai kerta, kad, tarkim, tai tampa sunkiau įperkama arba mažiau įperkama preke. Tai veikia.
Nuveikia. Bet gal kaip tas dalykas. centas ar keli centai nėra tokia ženkli suma, Tai kad gal žmonės... kils paskui, žinai, ilgainiui. Manai, kad tai yra tiesiog pirmas impulsas, ne? Parodimas, kad Jo, žiūrėkit, kad tai yra svarbu, problema. jau valstybinių lygmenių mes turim duoti tą žinutę ir signalą, kad tai yra svarbu, bet tol, kol nebus tiesioginės pagalbos tiem žmonėm, sunku ką bus padaryti. Nes žiūrėk, alkoholikui yra pagalbos. Yra. Ir mes visi suprantam. Ir mes visi nestigmatizuosim. Ir mes jam nepilsim stikliuko prie stalo, žinai, kad išgertų. Visas reabilitacijos klinikos, psichoterapeutai, psichiatrai ir taip toliau. Narkomanų lygiai taip pat yra viskas. Dabar žmogui, kuris kovoja, jisai nelabai ką turi. Šiaip nelabai turi kur kreiptis. Taip, nes yra, jeigu valgymo sutrikimai, tai dažniausiai yra bulimija, anoreksija ir tai yra jau prie psichiatrinių ligoninių, o šiaip realiai, labai sunkiai. Kaip tu ir dvi dalis - nutukimas ir diabetas, antro tipo diabetas, nes čia irgi reikia turbūt patikslinti, pirmo tipo diabetas yra autoimuninė liga, taip, čia įgimtas, čia mityba ne prie ko. Taip. Antro tipo diabetas yra būtent dėl mitybos įpročių ir gyvenimo būdo įpročių. Ir dabar įsivaizduokime, tėvai galbūt lieknesni, viskas tvarkoj, vaikas nutukęs. Ir antro tipo diabetas pas paauglį. Kodėl tėvai sunkiai pripažįsta, kad tai yra jų įtaka? Vaikas pats nesirenka tikėtina, ką valgyti ir kaip jisai turi įpročius, arba kiek šeimoje šitie dalykai lemia ir kaip elgtis tokiose situacijose? Aš, žinai, man šiaip galvoju sunkiai telpa, kada ypač, žinai, kaip dėl savęs rodo, žinai, tu gali ten susitaikyti su tam tikrais niuansais, ar ne, ten kažką pro pirštus pažiūrėti, bet rodos vaikui, žinai, vaikas, tai tu nori jam visko, ko geriausio. Ir man tai, būtent tas toksai disonansas tarp to rezultato, žinai, ką reiškia tu geriausio. Tai tu jam norėjai geriausio, dažniausiai būna kad jisai būtų labai laimingas ir sočiai valgyt. Daug skanaus maisto. Daug skanaus maisto, tokio, kokio jisai nori. Žinai, o vaikas be abejo rinksis, tu padėk jam saldainius ir padėk normalaus kokio sveiko maisto, tai aišku, kad ims saldainius. Čia yra, žinai, šitas, ir tiesiog nenorėjimas konflikto, kodėl, pavyzdžiui, vaikams ir telefonus duoda, žinai, kad pabūtų ramiai, žinai, tai tokie yra momentai, žinai, ir ką tėvams, susijimti tėvams, ką, visai šeimai būtų neprošal, kad ir tėvai liekni, tai vaikai, jeigu perka, tai aš manau, kad ir patys pavalgo ten to maistelio, tai tiesiog kitoks metabolizmas pas tėvus, ar ne, gal vaikas iš senelio turi, ar ne, kažkokio genų paveldimumo ir taip toliau, bet tiesiog visiems susimti, čia yra šeimos bėda, čia yra visų bėda. O jeigu, pavyzdžiui, tėvai yra turintis viršsvorį arba nutukę. Tai dažniausiai vaikui labai didelė tikimybė, kad ir vaikui bus tas pats. Jo, bet jeigu, pavyzdžiui, vaikas, ir aš savo praktikoje turėjęs tokių žmonių, jaunuolių, kurie man rašydavo ir sakydavo, padėk man, sudaryk planą, taip toliau, aš turiu problemų, mano tėvai manęs nesupranta, aš noriu sportuoti, aš noriu numesti svorio, jie sako, tas nesąmonė, ką tu čia nusišneki, valgysim tokį maistą, be skonį, be nieko. Ir kaip šeimoje, kur tėvai gyvena tais senais įpročiais, kurie galbūt paprasčiau užvažiuoja į kokią greito maisto įstaigą, prie langelio nusiperka maistą vakarienį vietoj to, kad grįžus gamintų nestingi, ir tą patį duoda ir vaikui, o vaikas nori keistis. Kaip vaikui, kuris dar yra priklausomas nuo tėvų šaldytuvo, nuo tėvų maisto, nuo tėvų pinigų, nes jis pats neuždirba, kaip jam šitoj situacijoje keistis, kai jisai yra tokiuose spąstuose, bet pats jau žiūri laidas, galbūt tėvai, gal mūsų šitos laidų, gal tėvai iš vis nesidomi, žinai, savo burbulę gyvena. O vaikas, jisai yra pažangesnis, tarkim, naujom technologijom naudojasi, TikTok, Instagram, jisai jau galbūt skaito tos, mato tyrimus. Gamintis maistą pačiam. Kaip tada? Gamintis maistą pačiam. Pradėti mokintis ir, pavyzdžiui, mano, aš tikrai teko per knygų mugę, aš labai daug sutinku skaitytojų šiaip iš tikrųjų, žinai, ir sudomėjimas yra labai iš paauglių. Mano antrąją knygą, tai yra vadinasi receptai, ne? Kaip pagaminti, kad tie, kurie iš viso yra, net neturėjo nieko bendro su virtuve, kad kaip ta virtuvė sudraugauti. Tai tiesiog aš patariu tokiam vaikui oficialiai šlykštėtis tėvais
ir jiems tai duoti matyti kiekvieną dieną. Nu, žinai, paauglių tai iš viso, tarsi, tėvai ir taip normaliai turi būti neautoritetai. Patys blogiausi. Neautoritetas tiesiog dėl to, kad jau jisai kažkokį kitokį gyvenimą gyvena ir turi išmokti gyventi gyvenimą, tą tokį atsitraukimą nuo tėvų, tai yra tas metas, kada mes atsitraukiame. Tai kadangi jau yra ir tiktokai, ir yra labai daug visokių pamokymų, ką greitai pasigaminti, tiesiog reikalauti tėvų, kad pirkinių krepšelį būtų ir tie produktai. Aš manau, kad taip, vienintelis dalykas. Tokia anarchija prieš tėvus. Jo, nes, kitaip, kaip kitaip, žinai, tiesiog reikalauti, kad namuose, nežinau, būtų kiaušinių, žinai, tarkim, ten pusryčiams, kad išsivyrai, gal iš vakaro išsivyrai kietai kiaušinį, kad papusryčiaut, žinai, gerai, tada, kad būtų tiesiog tam tikrų produktų, kurių sveikų produktų, kad man galėtum pasigaminti tada, ir man atrodo, kad mamai bus gėda, jeigu ypač ten koks berniukas pereis į virtuvę ir sakys, tu čia visai nesąmonės mamą darai. Ir keisis, tai aš žinau, čia labai didžiulė atsakomybė keisis ir tėvų gyvenimą, tai saugusių gyvenimą, bet taip yra. Galbūt, žinai, toks vaikas, kuris išdrįs taip daryti, kažkokio momentu vaikam ateis suvokimas, kad irgi reikia keistis. Aš, žinai, iš savo patirties galiu pasakyti, mano tėtis, pamenu, buvo taip prieš vandens gerimą, čia buvo fenomenalu. Aš jam sakydavau, tėti, gerk vandens, jisai nesąmonė, kur tu čia šitą perskaitai nesąmonė, niekada gyvenime mums čia nereikėjo gerti, taip toliau. Ir jisai tikrai negėrė vandens visiškai, žinau, tik tai kavą ir viskas. Jo, ir žinai, mes ten ginčydavomės viską. Dabar kažkoks momentas įvyko, dabar pas jį vanduo yra visur. Ta prasme, jisai jau mašinai turi vandenį, gertuvę kupriniai, namietės ant kiekvienos lentynos vanduo, stiklinė prie lovos, stiklinė virtuviai, grafinai vandens, supranti, su vandeniu. Taip, ta prasme, žmogus taip pasikeitė, žinai, tai vat įmanoma keistis ir įmanoma pakeisti įpročius, bet jo atveju jisai turbūt pamatė neigiamus dalykus savo šlapime, savijautoje. Sveikatos išsigando. Taip, išsigando sveikatos ir dėl to pasikeitė, žinai. Tai galbūt vaikai, jeigu klauso, šiaip tėvai daugiau čia mus klausys, nestabdykit vaikų. Jeigu jie mato... Žinoma, ir dar, supranti, man yra tas, kad tėvai taigi kuo puikiausiai žino, kad vaikas tai gerą mintį turi, gerą tikslą turi. Tik tai jie patys to negali sutvarkyti. Tai vaikus reikia palaikyti ir dar netgi imti pavyzdį. O tokiam vaikui, kuris norėtų, kaip sakai, anarchija prieš tėvus, pasipriešinimas ar ne, tai dar TikTokus filmuoti ir dar inspiruoti kitus. Kitus irgi. Irgi, nes tas yra fainai, žinai, iš tikrųjų dabar įmanoma tai daryti. Nu, tu žiūrėk, Živilė, taip drąsiai, tai gal einam dar drąsiau. Apie body positivity pasikalbėti. Tas noras normalizuoti save žalojimą, ar kažkokias tai gydyti savo traumas, jog tai iškelti svarbiau sveikatos. Kodėl tas body positivity toksai tapo, garsiai kalbamas kaip norma? Jo, jeigu klausia manęs, ar aš esu už ar prieš, tai dabar turim nubrėžti labai aiškiai ribą. Tai ne tik, kad aš noriu čia apsidrausti, kad mane dar labiau kažkas heitins, bet kalbėkime apie kūno masės indeksą. Kūno masės indeksas, ar ne, jeigu apie svorį kalbam, nes čia yra mano tema, ar ne, tarkim. Kūno masės indeksas tai yra absoliutus, fainas ir labai platus matas, kuris parodo, ar mano svoris yra suderinamas su sveikata. Paprastam žmogui, taip tariant, ar ne? Tai jeigu jis yra toksai nustatytas, tai ne estetiniais klausimais viskas buvo nustatyta, tai buvo nustatyta medikų, kas yra sveika ir kas yra nesveika. Ir tas kūno masės indeksas yra labai platus iš tikrųjų. Jisai gali tau estetiškai, tu gali visiškai skirtis absoliučiai, tarkim, ar ne iš išvaizdos. Aš galiu 15 kg šiuo metu, pavyzdžiui, sverti daugiau ir aš vis dar neturėsiu antsvorio šiuo metu, ne? O vaizdas tai tikrai kardinaliai keisis, tai mes kalbam apie tai. Aš nenoriu kalbėti apie, žinai, 9, nes to nebėra, jau yra, mes gyvenam kitais laikais. Aš kalbu apie tai, kad tau motulė gamta davė, tarkim, ar ne, bet kokį kūną, tą karkasą vadinamai, ar ne, bet ar jisai, ar būtent mano gyvenimo būdas, valgymas ir taip toliau, ar tai yra suderinamas sveikata, ar nesuderinamas sveikata. Dabar žavėti žmogumi, kuris sako, man taip yra gerai, aš netikiu juos, supranti. Aš iš principo netikiu. Ir man, tarkime, pavyzdžiui, žmogus su ryškiu antsvarbiu arba jau yra nutikimu ir sako, žinai, mes čia turim mylėti save tokį patį. Taip, tu neturi savęs nekęsti, bet kad sakyti, kad čia yra taip yra jėga ir taip dar duoti, žinai, tokių, kaip pasakyti,
būti kaip pavyzdžių garsiai apie tai šnekėti, tarkim, jauniems vaikams ir taip toliau. Nu, aš nežinau, nu, niekada nebuvo to tokio žavesio sergančių žmogumi, net dėl to, man jo gaila, aš labai užjaučiu, bet body positivity šitoj vietoje jinai eina į lankas, nesąmonė. Mano manimu, tai yra tiesiog pavojinga, nes, nu, ką jau kalbėti apie tai, kad, nu, tarkim, mes visi žinom, tarsi, kad judėjimo džiaugsmas, kiek duoda džiaugsmo gyvenime, tai tu jeigu to jau nebeturi, jau atimta, ar ne, tada tavo maistas valgomas, visas irgi reguliuoja tavo emocijas, ne, tu depresijas irgi, nu, tipo, ir tikėtina, kad tam žmogui taip yra. Nu, negali feikinti dalykų, ta prasme, kurie yra tiesiog neįmanomi. Heitinti jokiais būdais, bet, ta prasme, bet sakyti, kad man taip yra ir mes vėl sugrįšim prie to paties. Nu, valstybės apkrovimas yra didžiulis. Tavo asmeninių lygmenių galbūt tau ir viskas yra okei, žinai. Nu, ta prasme, tau poreikiai galbūt tokie, gal tu nenori lakstyti, nenori galbūt judėti. Nu, tiesiog tau yra viskas dažnai aš save myliu taip, tai okei, bet nu vis viena, tai nėra tik tai tavo reikalas. Galų gale mes vyniojame tai, kad yra iš tikrųjų, tai yra problema ir tas body positivity yra pakankamai, aš esu gavus, žinok, ir tokių, nu, ir negražių ir žinučių ir visko iš to judėjimo, tarkim, ar ne, atstovių, bet aš nepykstu, aš tiesiog suprantu, kad yra žmonės pikti, ir tiesiog nuleidę galbūt tam tikras prasme rankas, kad gali būti kitaip. Ar tu sakai, kad jie tiesiog ne tai, kad priima save, bet jie tiesiog pavargo jau turbūt kariauti? Tikėtina taip, žinai, daug nusivylimų, daug tų, vadinkime, feilų, nesuradimų, kas būtų tvaru, žinai, informacijos gali būti, kad yra stoka, žinai, nepriėmimas, arba kaip pasakyti, nepriimimas fakto, žinai, problemos, nes su problema tu tik tai tada gali kažką su ją kovoti, ją spręsti, tai tada, kad tu pripažįsti, kad yra problema. Jeigu tu nepripažįsti problemos, tai kokia čia problema? Čia kaip su alkoholizmu, žinai, nu, taip, prasme, tai to, kada tu pasakai, kad jo, aš esu alkoholikas, garsiai pasakai, aš esu alkoholikas, tai tada jau yra... Įsijungia visi mechanizmai, ta prasme, tai ir visi žingsniai, kur tu jau gali žengti savo kažkokio tikslo link. O tik kodėl tu galvoji, tie žmonės tą mitybą ir tą išvaizdą, tą body positivity per sveikatą, jau sakyčiau, laiko tik tokia kaip viena, tik nuomonė? Čia, žinai, man taip skamba, bet ne fiziologiškai, nes, nu, man atrodo, kad tai taip paprasta. Ta prasme, ten tas vyras ar moteris, kurie už tą body positivity turi ten 30 plus KMI, akivaizdu jau yra nutukimas, taigi taip paprasta, nueini į ligoninę, pasidarai kraujo tyrimus, priduodi kakutį, šlapimą, tau pasako, žiūrėk, bičiulė, cholesterolis pas tave yra aukštas, cukraus lygis aukštas, atsparumas insulino prastas, pas tave ten išmatose bakterijos tik tai blogos, gerųjų nerasta. Nu, tau reiktų susitvarkyti mitybą. Numesi 15-20 kg, pamatysi, bus liuks. Ir jis sako, ne, man patinka toks kūnas kokiasiu, bet sveikata rodo, kad blogai. Ta prasme, tau po 10 metų gresia velnias žino kokios lygos. Ta prasme, ir gal mirtis. Taip. Miršta daug žmonių nuo šito. Tai va čia yra psichologiniai tie niuansai, apie ką aš ir kalbėjau, žinai, nes iš tikrųjų, taip, jeigu taip žiūrint į sveikos psichologijos žmogus, tai yra mūsų, žinai, tam tikri labai esminiai išgyvenimo instinktai, žinai. Nes svarbiausia yra nemirt. Tai tavo visą kūnas, rodo, turėtų daryti viską, kad tu tik tai kuo ilgiau būtum. Nes mūsų, jeigu mes žiūrim save kaip gyvūną, ar ne, tarkim, tiesiog gyvūnas, tai kokia yra mūsų, kokia misija mūsų šioje žemėje yra? Tai yra produkuoti, ar ne? Gimiau, kad kuo ilgiau galėčiau produkuoti, tai vadinasi, ten gimdyti vaikus arba padėti susilaukti vaikų, ar ne, tarkim, vyram. Tai yra šitie dalykai, ar ne? Tai va šitas momentas. Tada išbūčia žemėje kuo ilgiau, nes mes kaip žmogus, ta prasme, mūsų gyvenimo trukmė yra baisinė, nu, šiuo metu, ar ne? Tai niekad mes taip ilgai negyvenom. Bet, prasme, esmė yra tokia, kad kuo ilgiau būti sveikam ir nemirt, nes mirties baimė turėtų būti universali. Nu, taip yra. Ir kaip laikoma, kad kodėl žmogui, kuris jam kyla mintis nutraukti savo gyvybę, ar ne, bent kyla mintis, yra pabandymas, jis yra hospitalizuojamas, ta prasme, šiaip iš principo ligoniniai, taip yra, tokia yra programa, dėl to, kad tai yra kažkas negerai, kad tau taip atrodo. Nes, oi, kokia slidinti tema, kai mane heitins, bet, nu, žodžiu, vis viena yra taip, kad
vėlgi, žiūrėkim save kaip gyvūną, tarkim, įsivaizduokim, mes esam gyvūnai, ne žmonės. Nu, tai pirmiausia yra kūnas, yra taip, kad mes išgyventume, tai yra programa, kad mes maitinamės ir viso mūsų formos, viskas, kas yra riebalai, viskas pas viduje yra tam, kad mes galėtume kuo ilgiau išgyventi, ar ne? Tai tikrai nebus nutukimo. Nu, neįmanom, taip, ne? Kita vertus, vėlgi, jeigu mes kalbam apie heitinimą visą, tada apie gėdinimą, tą šeiminimą, ar ne, body šeiminimas, ar ne, tarkim, kaip kalbame iš tos pusės. Tai jeigu galvojam, kad tik tai, tarkim, kad čia vyram patinka tik tai kūdos, žinai, nebūtinai. Vyrams patinka ir patrauklų, nes jeigu galvoja, kad čia yra sąmoningas pasirinkimas, tai ne visai. Yra pasąmoninis pasirinkimas priešingos lyties, tos pačios lyties nesvarbu, bet, ta prasme, yra sąmoningas pasirinkimas, nesąmoningas pasirinkimas galvoje. Prasme, tu jauti, tau yra patrauklų arba nepatrauklų, tai tavo smegenys duoda signalą, ar aš to žmogum galiu susilaukti palikuonių ar ne. Tarkim, dažniausiai, jeigu taip žiūrint į heteroseksualias poras, ir apie evoliuciją, populiacijos didėjimą, tarkim, kas yra įmanoma. Tai yra tas, psichologiškai taip yra. Tai taip dažniausiai su nutukimu žmonės ir negali, turi problemų su reprodukciniais visais organais, vyrams irgi lygiai taip pat yra, estrogenų yra labai daug ir taip toliau. Tai yra žmonės, kurie, produkuoti jiems yra sudėtingiau, tai va šitas dar persipina momentas. Iš to, ką girdžiu, žinai, tai dabar kažkaip galvoju, dėlioju ir man atrodo, kad tas body positivity dalykas yra tiesiog priešinimasis žmonių empatijos nebuvimui. Tiesiog žmonės yra žiauriai pikti. Taip. Žmonės yra bulintojai. Taip. Ir mes žmonės nemokame užjausti, nemokame pamatyti to. Jeigu mes jau išmokome matyti alkoholiką ir jam padėti, nepeikti, kad jisai alkoholikas, pažiūrėk, ne? O mes jau norim padėti jam, ne? Tai kol kas su to viršsvorių nutukimo mes kažkaip tai tos pagalbos nemokame parodyti. Mes iš to dar juokiamės. Mes turime tokių Vilniaus fotografų, kurie gatviai ar ten Kaune ar Klaipėdoje fotografuoja, supranti, stambesnius žmonės deda į internetą ir tada ten komentaruose pasipila, žinai, pajokos ir taip toliau. Mes tai normalizuojame ir numetame tą problemą ant žmogaus. Ir tas žmogus priešindamasis, jisai aišku pradeda sakyti, kad čia aš jaučiuosi gerai, čia viskas gerai ir taip toliau, nors viduje turbūt... Kraštutinumai, jo. Taip, atsiranda priešinimasis ir čia turbūt kol viena pusė nepasikeis, kita nenustos to normalizuoti ir priešintis, bet visgi turbūt reikia žiūrėti per sveikatą. Taip, vienintelės atsvara, tokia realiai kūno masės indeksas ir yra ta, aš kaip vadinu, kad tai ir yra tas matas, pirmiausia, kuris tau realiai parodo, nes taip yra nenusprendė, žinai, nežinau, Vogue žurnalą, žinai, tai prasme. Taip. Nenusprendė kažkokia estetikos guru, kas tai gražu ar negražu. Tai tada 3 tavo patys superiniai receptai, paprasti tokie, dabar artėja žiema, žmonės užsidarys namuose, norės labai skanaus maisto, žinai, depresija, blogas oras, viską. 3 paprasti receptai suderinti malonumą ir sveikatą. Pavyzdžiui, vištiena šlaunelės, man baisiai skanu, ne? Su odelė ar be? Priklauso. Be odelė, šiaip geriausiai, jeigu su svoriu. Jeigu su svoriu yra problemų, tai tiesiog neimkite odelės arba cholesterolio problemų yra, irgi nuimkite odelę. Šlaunelės, šiek tiek batatų, šiek tiek žalių daržovių, tai vadinasi daugiau salotų. Žalios spalvos daržovės yra jėga iš tikrųjų, tarsi jos yra sveikatos dalykas. Naudokit prieskonius, Jėzus Marija. Žmonės pamiršta, kad iš tikrųjų tai tas beisas, kurį valgo, tas pagrindas, ne, ir kas visą tą skonį sudaro ir tą visą laimę, tai yra prieskoniai. Nes mėsa yra mėsos skonio. Jeigu tu jos ten nepadruskuosi. Nebus skani. Net čia kažkada diskutavom su draugė, sako, tau šiaip mėsa skani. Sakau, mėsa? Sako, jo, jeigu, pavyzdžiui, tiesiog mėsa be nieko. Sakau, nelabai. Tai va, tai aš tau sakau, tai tame yra prieskoniai. Prieskoniai yra karaliai. Tam jie ir čia, ir pasauliu, kai atsirado, žinai, kai visi pradėjo ten keliauti, atrasti naujus žemynus, taigi prieskoniai buvo
dalykas. O tu žinai. paminėjai batatus, tu nesi prieš bulves, kaip suprantu. Aš nevartoju iš tikrųjų bulvių, paprastų bulvių, aš batatus vartoju, nes karoteno tenais yra, man jie skanus, man jie patinka. Ok. Gerai, pirmose visai gardus atrodo. Gerai, Labai, toliau. aš dabar noriu valgyti. Lašišytė, pavyzdžiui, man, ne? Vat kepta orkaitė, tiesiog lašiša patinai iš savęs yra labai skani. Čia mano receptai. Lašiša ir vėlgi kažkokiu daržovyčių. Yra, pavyzdžiui, man bolinė balanda labai skanu yra iš tikrųjų, jeigu taip pamaišys. Irgi angliavandenis ir pakankamai stiprus, bet su labai daug skaidulų. Tarkim, bolivinės balandoje šiek tiek ir vėlgi kažkokiu daržovių. Tai mano tokie vat yra. Gerai, ir trečias. O trečias, pavyzdžiui, aš kartais fritatą išsikepu. Fritata tai yra kiaušinis, tiesiog paprasčiausiai išplaktas kiaušinis su šiek tiek grietinėlės neriebios ir ten su įvairiom daržovėm, tiesiog pašauni į orkaitę, išsipučia toks labai skanus didelis dalykas ir dar galiu rytoj pusryčiams valgyti to paties, jeigu yra daugiau. O kad, kai tu sakai neriebi grietinėlė, tai 10%. 10%, ne? O dar ketvirtą, bet tokį su pieno produktais, ką nors gali. O pieno produktai, pavyzdžiui, keptas varškės sūris yra dieve brangus, koks skanus dalykas. Tiesiog, o su kuo tu, kaip tu iškepi? Su prieskoniais, ant viršaus užsibarstai prieskonį, patepi šiek tiek aliejum ir prieskonį užbarstai, pašauni į orkaitę 20 minučių yra pats skaniausias. Kokiai temperatūrai? 180. Aš stengiuosi nelaikyti per karštos, dėl to, kad tai paskui skilimo produktai tokie būna kancerogeniniai. Čia jau mano kitas gykinimas. Ok, gerai. Ir tu valgai tiesiog be nieko? Ne, su salotom vėlgi. Irgi su salotom, ne? Aš, žinokit, man labai skanu daržovės. Aš, pavyzdžiui, negaliu be salotų gyventi. Bet ne vienam tavo patiekalę nemačiau duonos bent riekelės. Tu iš viso duonos nevalgai? Ir nerekomenduoji žmonėm duonos? Ar visgi duona turi savo vietą mityboje? Priklauso, kokia duona, iš kokių grūdų jinai yra padaryta, iš kokių miltų jinai yra padaryta. Paprastą duoną imkim, tiesiog. Juoda? Neieškokim. Juoda ar balta? Duona, tiesiog paprasta. Tai juoda rūginė duona yra viskas ok. Aš bandau savo knygomis, tai mano yra tam tikra irgi kova su priklausomybėmis. Ir aš noriu eliminuoti būtent tuos produktus, kurie kelia priklausomybę ir ieškoti tam alternatyvų. O kokie produktai? Tai yra tai vat būtent visi grūdai, kurie turi glitimo, glitimas ir yra tas priklausomybę keliantis dalykas taip pat kaip ir cukrus. Kas yra tie produktai su glitimu? Kviečiai, avižos, tie patys rūgiai, visi turi glitimo išskyrus ten, pavyzdžiui, jeigu žiūrėkime į kruopas, netarkime, į grūdus, tai grikiai neturi, bolivinė balanda neturi, lęšiai, avinžirniai, ryžiai. Ir dabar, žinok, net galvoju, nes visur kitur yra glitimo. Ok. Tai va, tai, žinok, šita dalis. Bet tai turi omeny, ką jie kelia, Vartojimo, jie yra appetizeris. Kodėl duona nešama visą laiką būna į restoraną tau prieš valgį? Tai ne dėl to, kad tu lauki ir tau čia nuobodu, bet tiesiog tai yra appetizeris. Tai prasme, tai skatina daugiau valgyti. Ok, va. Tame kampas visas yra. Taip. Tai žodžiu, jeigu žmogus, pavyzdžiui, tas pats valgytų grikių picą ir kvietinės tešlos visai kitas pica, būtų poveikis. Tai gali būti, kad tos grikių picos papulo čia net nesuvalgytų viso. Tikėtina, žinau. Būtų pasisotinimas kur kas greitesnis. Tikėtina, taip. Tai va tame esmė. Tai mano knygose ir va būtent nėra kviečio, yra duonų receptų, bet yra iš visai kitokių produktų, kurie neturi glitimo savyje. O kaip tu žiūri į sulčių gerimą? O Jėzus, kaip blogai. Kaip dabar palauk, dabar sakys, nugi taip skanu, tie rytiniai kokteiliai su daug visokių vaisių sulčių ir ten taip toliau, vaisių sultis per pietus, taigi sveika. Kai ateini viešbutį ir tau per pusryčius apelsinų sulčių norėsite, tai kuo didesnė stiklinė. Papasakok apie sultis, kodėl tu taip šoką tokį patyrei čia dabar? Ne, labai blogai, nes aš matai, žinai, iš karto man akise aš matau vaikus su sultimis. Ir labai daug geriančių sulčių. Sveika. Ir paskui reikia jiems egzorcizmo, nes energijos būna tiek ir prasideda visokie rėkimai ir cipimai. Dėl to, kad suvartoju su sultimis, gaunasi taip. Ok, pakalbėkime apie sultis. Sultis yra kaip ir būtent, jeigu mes, pavyzdžiui, imtume kvietį ir kviečių miltus, ir apelsiną, ir apelsinų sultis. Tai va tokia yra lygybės ženklas, kad kai yra sumalamas produktas, pavyzdžiui, kvietys iki pudros, ar ne? O apelsinas iki sulčių, tai yra viskas sumalama tiek, kad nebelieka skaidulos ir kraujas greit absorbuoja tą visą cukrų, labai energija pakyla,
bet tada jinai ir labai greitai leidžiasi. Ir tada tas suvartojimo gaunasi daugiau, nes jeigu mes, pavyzdžiui, va, tai duonai, ne, duonos rekeliai, pavyzdžiui, reikėtų suvalgyti kvietį arba rūgį, ne, tarkim, savo tikrąją tą formą, mes tiek nesuvalgytume. Yra neįmanoma. Lygiai taip pat su sultimis, nes, pavyzdžiui, jeigu stikliniai sulčių, tai maždaug kokie 2 tai tikrai apelsinai, daugiau būna. Nu, tarsi apelsinas apelsinų nelygus, tarkim, ar ne, bet apie 3 šiaip matuojama vidutinio dydžio apelsinus, tarkim, apelsinų stiklinės, tarsi sulčių stikliniai. Tai dabar pagalvokime apie tai, nu dabar atsisėsk ir suvalgyti apelsinus 3. Čia su oboliu, man atrodo, gerai labai pavyzdys, žinai, ten 0,3 stiklinė obolių, man atrodo, 5-6 oboliai. Tai 6 obolius suvalgyti vienu kartu būtų reikalų. Taip. Bet netgi tai būtų geriau, nes tu gautum belekiek skaidulų. Žinoma, ir nesuvalgytum dar tiek ir po to pūstų pilvą, diskomfortas būtų ir galvotum, ką aš čia padariau, o su sultim. O su sultim aktir nėra, žinai, ir viskas. Tai, bet, žinai, dėl to kontroversija ir yra, dėl to, kad iš tikrųjų, nu, tai vaisių valgyti, jame irgi yra daug labai fainų gerų dalykų, ko mums reikia, ne? Čia viskas yra tame tvarkoj. Bet tiek, kiek mes gauname, sakau, pagal kiekį ir kaip paveikia, žinai, sulčių pavidalu, jau yra blogai. Kaip namuose, pavyzdžiui, jeigu skiriasi norai, žinai, ir, tarkim, nėra problemų su svoriu pas žmonės, pas vieną nėra problemos su svoriu ir jisai, tarkim, sako, nu, aš ledų nusipirksiu, tegul guli kameroj. Ne. O kitam yra problema. Ar tai yra šeimoje tu toleruoji tai, ar visgi turėtų bendras būti suvokimas ir tada ledų namie nėra, nes vienam sunkiau tu ledus valgyk už namų ribų. Tai žiūrėk, man atrodo tai, pirmiausia yra klausimas, tu myli tą žmogų, ar tu jo nemyli. Čia yra klausimas pagrindinis, nes mylimam žmogui tu linki gero, mylimą žmogų tu palaikai. Tai vadinasi, kad, nu, tai jeigu tu nori tų ledų, tai eik lauke, suvalgėsi pakeliu, nueisi į parduotuvę, nusipirk porciją ledų ir tu ją suvalgėsi grįžtant į namus. Kame problema? Kame problema? Kam reikia turėti čia tas pats, kas, o, žinai, mano vyras alkoholikas, bet, žinai, aš tai alaus, bet, žinai, savo savaitgalį visiems kažką šaldytuvą nusipirk. Šalia jo ant sofos dar specialiai geria. Jo. Tu negali žmogaus tikėtis, kad jam bus paprasta, ar ne? Tu jam būsi būtent, turbūt netgi pats pagrindinis kenkėjas. Nu taip, nes tu su juo visą laiką esi namuose. Taip. Tai vat, tai ne, aš manau, kad sveikatai privalo būti pagarba šeimoje ir ypač būtinai padėti žmogui, kuris nori tvarkyti su problemomis. Iš tikrųjų. Aš tai dabar, žinai, po visos šitos mūsų laidos galvoju, kad neįtikinu. Ne, aš galvoju tiesiog, kad trūksta kažkokio tai susibūrimo šio klausimo. Ir ne tuo susibūrimo, kad, žiūrėkit, emociškai mums gerai, kad mes stambus, bet o davai bandom būti sveikesni ir tai pakeisti, žinai, ir vieno kitam skirti tos empatijos ir palaikymo tam pokyčių kelyje. Nustoti galvoti, kad nu, tiesiog va, šitas didelis nesveikas mano kūnas yra gerai, nes aš noriu būti laimingas ir nesikankint. O atvirkščiai ieškot pagalbos ir nesikankinant mažai žingsniukai keistis. Taip, būtent, žinai, nes kaip aš sakau, kai tu daliniesi problema, tai ta problema, tas sunkumas mažėja. Kai daliniesi džiaugsmu, jisai dauginasi, žinai. Tai pasižiūrėti, kaip tai iš tikrųjų tik pozityviai pakeis tavo gyvenimą, tie maži pokyčiai, žinai, kad tiesiog pasidalinti, kad visi žinotų apie tai ir kad tave atjaustų, kažkas pasakys, žinok, man irgi lygiai tas pats, tai taip atsiranda tie draugų būriai. Šiaip beje, niekada negali žinoti, nes galbūt šalia tavęs yra tokie pat žmonės ir jūs kartu padarysit didelių pokyčių. Taip. Ačiū tau, Živilė. Ačiū tau. Tikiuosi, kad žmonės mes įkvėpiam šiandien ir jie jau dabar pradės pokyčius. Beje, parašykit komentarus, ar esat susidūrę su panašiom problemom, apie ką ir Živilė kalbėjo, ir gal turite tų problemų, tai parašykite savo žinutes, galbūt ir komentaruose rasite bendraminčių, su jais susirašysite ir taip vienas kitą atrasite. Ačiū tau, ačiū kad žiūrėjote ir susimatysim kitą savaitę. Iki.